Taigi sveiki atvykę, šiandien parodysiu, kaip nukalu štai tokią va rožę, šiaip nelabai išėjo, bet pradedam. Taigi pradėsime nuo skardos, iškarpysime tuos, kaip sakant, ir žiedelius, aš nežinau kaip juos ten pasakyti, bet pačios rožės viršų. Tai karpysime iš šitos skardos, jinai labai yra plona, tai galimės su skardai skirtom žirkliam karpyti. Tai viską susižymime ir pradedam. Taigi iškirpau štai šias dalis, iš viso jos 5, dar iškirpau tokią kaip ir ninja žvaigždutę, jisai bus ant pačios, kaip sakant, apačios ir ten taip suraitysim ir gražiai atrodys. Tai dabar pradėsime kalti kotą ir pasakysiu toliau, ką darysime. Kalsiu iš šio metalo, tai pirmą čia išploninsime, kad įsidėtų štai šitie, tada dar čia taip paploninsime, tokį čia kaip ir paliksim storą ir taip išploninsime, tai pradedam. Taigi pagaminau štai tokią varankiną ir kaip matėte dar pakaliau štai tuos, kad šiek tiek taip gražiau patraukliau atrodytų. Tai dabar užkaitinsime štai šį galą, sudėsime tuos visus ir užkniedysime. Tai pradedam. Taigi pabaigėme formuoti tą rožę, šiek tiek labai mažytė gavosi. Tai nežinau dabar ką daryti, galvoju ar ploninti, ar užbaigti ir viskas. Tai manau dar šiek tiek paploninsiu ir tada aš jau turiu pasidaręs štai tokį va kaip ir lapelio ruošinį. Tai čia suploninsime, tai čia papuošime ir privyrinsime. Tai pradedam. Štai va ir gavome štai tokią va kaip ir rožę. Šiaip nelabai išėjo, galvau, kad išeis žymiai didesnė. Tai reiškia, kad per mažus tuos apskritimus padariau arba per mažai jų sudėjau. Tai padidinti, manau, ją galima pridedant daugiau apskritimų arba padarant juos didesnius. Čia dar tas lapelį privyrinau tokį, bet nelabai irgi dailiai atrodo. Tai tikiuosi patiko šis video, jeigu patiko spauskit like. Čia šiaip mano pirmas kartas rožę kalant, tai aš norėjau prasibandyti su jumis ir susitiksime iki kito karto.